Sveiki, aš esu Eglė Keturakienė, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Lietuvių literatūros ir kūrybinio rašymo magistro programos dėstytoja. Sveiki, Rugilė. Sveiki. Kaip jūs pristatyti? Kaip jūs pati save pristatote? Kas yra Rugilė? Sakyčiau, aš esu pradedanti kūrėja, kuri siekia įnešti kažką naujo ir autentiško į lietuviškos muzikos pasaulį. Taip pat esu lietuvių literatūros ir kūrybinio rašymo studentė, kuri myli lietuvių literatūrą ir tiesiog labai mėgstu savo veiklas, skirtingas, ganėtinai įvairias susijęti. O kodėl pasirinkote studijuoti lietuvių literatūrą ir kūrybinis rašymas Vilniaus universiteto Kauno fakultete? Tikriausiai. Labiausiai patinka šioje studijų aplinkoje ir ar padėjo jums šios studijos atsiskleisti jūsų kūrybiniai pusiai? Pamačiau šitą programą ir iš viso aprašo tikrai pasirodė labai įdomu, nes literatūrinės temos man yra tikrai įdomios. Nėra taip, kad kiekvienas autorius ir kiekviena knyga man patinka, bet man atrodo, kad tai yra puikus būdas atrasti dar kažką įdomaus, kažkokių įdomių autorių, kažkokių įdomių temų. Kita programos dalis buvo kūrybinis rašymas, kas irgi yra labai įdomu, nes visai mėgstu rašyti ir man atrodo, kad man ir tekstus neblogai sekasi kurti ir dainas. Tai tiesiog atrodė labai puikia programa, tiesiog ir savo žinias, ir savo įgūdžius pritaikyti, ir juos išvystyti, ir tiesiog galbūt kažkokių naujų krypčių, naujų kelių atrasti. Tai džiaugiuosi šituo sprendimu. Ar skiriasi kūrybinio ir akademinio rašymo procesai ir ką parašyti lengviau jūsų supratimu, ar hitą, ar baigiamąjį darbą? Aš iš tikrųjų, kai parašiau Žemaitę, aš pagalvojau, kad man ją parašyti buvo taip pat sunku kaip savo bakalauro darbą. Nes atrodo teksto nedaug, bet kai nori pasakyti labai specifinius dalykus, sudainuoti juos būtent taip, kaip nori, įtraukti į tą dainos visą struktūrą, tai yra labai nelengva ir tai labai ilgai užtrunka. Tai reikia tos kūrybinės energijos, kas yra visai kas kita, kas, man atrodo, galbūt greičiau užsenka ir yra šiek tiek nepastovu. Tai man atrodo, kad tai yra du labai skirtingi dalykai, nes, kaip ir sakiau, galima paimti ir greitai parašyti dainą, bet jeigu nori, kad jinai būtų tikrai artima, tikrai autentiška, kad būtų joje pasakyta viskas, ką aš noriu pasakyti, tai tikrai gali užtrukti tiek laiko, kiek ir jau toks rimtesnis akademinis darbas. Ar studijų metai, pažintys be abejonės universitete įgytos žinios kaip nors atsispindi jūsų kūryboje, pavyzdžiui, ar kokiam nors dainos tekste galėtų slėptis kokia nors frazė paskaitoje išgirsta, ar ne? Aš pačias studijas vertinu labiau kaip tokią bendrą patirtį. Jos atneša labai daug pažinčių, labai daug patirčių, kurios ir gali paskatinti tą kūrybą netiesioginiais būdais. Sakykime, pavyzdžiui, aš savo pirmų studijų metu susipažinau su drauge, kuri, pavyzdžiui, mano Eurovizijos pasirodyme buvo mano pritariančioji vokalistė. Kita mano draugė ten nuotraukas mums darė, kur irgi studijų metu susipažinom. Tai visi šitie dalykai tiesiog netiesiogiai susisieja, kažkas kažką įkvėpia, pastumėja. Ir taip tas kelias kažkaip išsivysto. Jei turėtumėt galimybę parašyti dainą apie savo alma mater, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto Kauno fakultetui, apie ką ji galėtų būti ir kokią jį emociją galėtų perteikti? Nežinau, galbūt reikėtų tam įkvėpimo, bet aplamai visa universitetinė patirtis man yra tokia, labai tokia, kaip čia pasakius, bendra. Ne ta prasme, kad aš išmokau kažkokių labai teorinių dalykų, kuriuos dabar darbe pritaikysi, bet visa bendra patirtis auginanti žmogų yra tokia naudinga. Tai jeigu būtų daina apie universitetą, tai manau, kad jos tema ir turėtų būti kažkokia tokia, apie tai, ką visa šita bendruomenė suteikia žmogui, apie palaikymą, apie kažkokią pagalbą ieškant ir atrandant save, įvairias pažintis, įvairias žinias ir tiesiog tą didžiulį, tokią įvairią pusę naudą, kurią suteikia universitetas. Na, muzikos pasaulyje atlikėjų labai sunku surasti savitą skambesį. Su kokiais iššūkiais esate susidūrusi pradėdama savo karjerą ir kas labiausiai jūs paskatino, nepasiduoti sunkumams, kurie kartais ištinka? Iš tikrųjų, jeigu susimastau, kad aš pradėjau kurti, tai ganėtinai vėlai.
galbūt kažkokių tiesiog pamastymų, kokiai nors žinomai dainai suteikti savitą tekstą galėjo kilti ir anksčiau, bet iš tikrųjų normaliai pradėjau kurti tikrai pilnametystėj, bet iš pradžių man atrodė, kad aš nežinau, apie ką man rašyti, nes atrodo dainų tiek daug prirašyta ir kaip atrasti tą savitą skambesį, savitas temas, tai tikrai yra iššūkis. Bet tiesiog su laiku ilgainiui atsiranda visą tai, nes man su kūryba yra taip, kad, sakykime, kažkokia tema man rūpi ir man pradeda mintise vystytis kažkokie tai žodžiai, kažkokios tai melodijos. Tai dalis tos dainos, dalis kūrybos tikrai ateina ganėtinai natūraliai, bet kitą dalį tenka išspausti. Tai kad ir, pavyzdžiui, rašydama dainą Ikoną Žemaitę, sakyčiau, pirmą posmelį ir priedainį sukūriau labai greitai, o visą kitą reikėjo tiesiog išspausti, tiesiog per jėgą mąstyti, sėdėti, galvoti, bet su tais iššūkiais padeda susitvarkyti tiesiog noras, kantrybė. Reikia suprasti, kad ne viskas gausis taip lengvai. Jūsų Ikona Žemaitė iš tikrųjų atkreipė visuomenės dėmesį ir susidomėjimą ir pačia klasikės asmenybė. Ir netgi jos kūrybą prisiminti iš naujo paskatino. O kokią literatūrinę asmenybę, apie kokią literatūrinę asmenybę dar norėtumėt sukurti dainą? Ar būtų tokia? Yra iš tikrųjų dvi temos, kurias bandžiau paliesti kūrybą ir paliesiu. Pirmas dalykas, man labai patinka baronienės Rainakienės personažas iš Vinco Mykolaičio Putino romano Altorių šešėlį. Tai yra toks labai įdomus, spalvingas, ryškus personažas, kurį tikrai būtų įdomu apdainuoti. Ir kita tema, kurią aš norėčiau paliesti, ne tai, kad norėčiau paliesti, jau pabiški vystau pamažu, aš noriu parašyti dainą apie Drebulę iš Eglės Žalčių karalienės, nes man jos gaila, jinai toks nuskriaustas vaikas. Tai man kažkaip norisi jos istoriją atskleisti empatiškiau ir įdomiau. Tikrai esu atvira idėjams, kurios mane kažkokiu būdu pasiekia ir šitų temų apdainuoti kažkokius gyvus žmonės, galbūt netiesiogiai, galbūt kažkaip kitaip paminėti ir traukti į savo kūrybą tikrai norisi. Ir gal ne tik žmonės, bet aplamai apdainuoti tas temas, kurios yra lietuviškos, kurios mums yra autentiškos ir kurios yra tiesiog svarbios ir neturėtų būti pamirštos. O kokios tos autentiškos jūsų supratimų tos temos lietuviškos? Aš galiu pasakyti, kad pastaruoju metu sukosi mano galvoj. Pavyzdžiui, yra frazė, kad tu nesišakok, tu nepyk ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, kad galima parašyti dainą, kuri vadintųsi Šakotis. Būtų taip, ir kokia čia šakotis? Šakotis. Ritmiška tokia daina. Čia labai ankstyva idėja, prastai tokiam nesidalinu, bet taip. Galima dainuoti apie žmonės, galima dainuoti apie maistą, galima dainuoti apie miestus, apie pačius įvairiausius dalykus šiaip. Na, aš kaip suprantu, Žemaitė jūs įkvėpė tam kūrybiniam kely ir šiaip gan man netikėta, nes jaunas žmogus ir domisi, na, be abejonės viena pačių geriausių rašytojų klasikės kūryba, bet na, šiaip jau dažnai jaunimas renkasi tuos vadinamosius moderniuosius rašytojus. Kuo jūs sužavėjo Žemaitė? Manau, kad mane labiau sužavėjo jos asmenybė nei pati kūryba. Nors pati kūryba yra labai įdomi, bet man, sakyčiau, žaviausia jos kūrybai, kad jinai rašė iš savo asmeninės patirties, iš to, ką pati matė, ką pati jautė. Ir jinai tarsi suteikė balsą tiems, kurie jo neturi. Jinai dalinosi labai šviesiom idėjom. Ir tai jos kūryboje yra labai žavu, nors ne visi jos kūriniai yra lengvi. Bet mane labiausiai sužavėjo būtent jos pažiūros, jos asmenybė, kuri tiesiog atrodo tokia progresyvi šviesi moteris, kuri gyveno taip seniai ir tiek daug visko nuveikė. Ir yra toks puikus pavyzdys, kad gali savo gyvenimą susikurti taip, kaip tu nori. Net jeigu jaunystės laikais buvo sunku, ten Žemaitė turėjo labai daug vaikų, jos labai augino ir paskui jau užaugo, tada pradėjo rašyti. Ir matai, kad niekada nevėlu. Tada jinai po Ameriką keliavo, kad, pavyzdžiui, aš nežinau, ar aš taip išdrįščiau, ar aš taip sugebėčiau, kaip Žemaitė sugebėjo. Ir kad jinai tokių šviesių, protingų idėjų turėjo, tai visą tai mane labai įkvepia, bet kaip ir sakau, labiau kaip asmenybė, kaip žmogus. O kalbant apie tai, kad galbūt jaunesni žmonės labiau linkę kažką kitą skaityti, man atrodo, kad Žemaitės asmenybė ir Žemaitės gyvenimas kaip tik yra labai aktualus ir įdomus jaunam žmogui. Iš jos tikrai galima semtis įkvėpimo. Tikrai kažkodėl mes turbūt apie tokias asmenybės labiau linkę kalbėti taip šiek tiek oficialiau, tą nespalvotą nuotrauką vadovėlį ir taip toliau. Ir tie įdomesni faktai, jeigu apie juos ir kalbama, vis tiek galbūt kalbama šiek tiek oficialiau. Nes apie Žemaitę tikrai yra ir knygų, ir dainų, ir viso ko. Bet aš norėjau padaryti tokią jaunatvišką interpretaciją, kad
bet kuris žmogus ir jaunas žmogus žinotų, kad Žemaitė turėjo labai įdomų gyvenimą, kad jos biografija yra labai įdomi ir kad kaip ir lietuvių kalbos pamoką pradės skaityti Žemaitę, jie žinos, kad čia yra tikrai labai ypatinga moteris ir kad verta labiau pasigilinti jos kūrybą. Taip, jūs labai tiksliai viską įvardijot. Šios asmenybės tokią valią, jos stiprybę dvasinę, kuri ir įvardijot Žemaitės realistinės prozos esmę, kad būtent jis suteikė balsą valstiečiam, ar ne, jų gyvenimą rodė. O apie Žemaitės kūrybą yra labai daug tikrai prirašyta gerų monografijų, galima gilintis ir Umbraso, ir Sprindžio, ir dabar visai neseniai prieš keletą metų ir profesorės Viktorijos Daujotytės Žemaitė gyvenimo gramatika, kur būtent ji, profesorė šioje knygoje ir atskleidžia, kad Žemaitės apsakymuose yra įrašyta žmogiško išmintis, kad jaunas žmogus gali pasimokyti, kaip galima būtų gyventi. Tai ir pati ta kalba žemaičių tarme rašyta, ji sodri, sultinga tokia. Ten atrodo įkūnytas visas ir lietuviškumas, ir kas svarbiausia žmogui yra šeima, artimųjų tarpusavio santykiai. Tai tiesiog asmeniškai žaviuosi jumis, kad jūs atradot Žemaitę ir ją taip naujai sugebate pristatyti visuomeniai ir jauniems žmonėms, ir nejauniems. Na, tai rodo, kad Žemaitė savo kūryboje vis dėlto įkūnijo kažką tokio bendražmogiško. Kažką nemirtingo. Taip. Rugilė, aš dar norėčiau jums pasakyti, kad jūs Žemaitės tą įvaizdį kartu įprasminate ir, sakyčiau, vizualiai. Labai gražiai atrodo jūsų dėvima skarelė, su kuria Žemaitė niekada nesiskyrė ir niekur nesutiko jos neryšėti. Tiesiog toks ir, sakyčiau, grožio ir elegancijos pavyzdys. Kaip galima čia pavyzdys, kaip galima sujungti klasiką su modernu. Tai ačiū Jums už tai, ką Jūs darot, už Jūsų kūrybą ir linkiu Jums sėkmės. Ačiū labai už tokius gražius žodžius. Tai tikiuosi, kad mano pavyzdys paskatins žmonės rištis skareles, nes tai yra labai gražus aksesuaras. Taip, labai elegantiška. Ačiū labai.